Labą dieną. Nusprendėm padaryti trumpą laidelę informacinę apie masažus. Kaip tik Lina buvo mokymuose kombinuoto veido masažų, kur buvo apjungtos kelios veido masažų technikos. Tai ir nutarėm nuo tos temos ir pradėti aptarti, kuo skiriasi masažų rūšys, nes kai ateina žmonės pas mumis lankytis procedūroms, girdim įvairius dalykus. Mane ten kažkur kažkas paglostė, tikėjaus vieno, gavau kitą, dažnai nusivylę, kiti kaip tik džiaugiasi, tikisi irgi kažko, bet gauna būtent to, ko jie nori, bet kažkaip nežinodami iš anksto. Tai nusprendėm padiskutuoti apie tai. Tai ką gali pirmą apie kombinuotą veido masažą pasakyti, vat tą naują informaciją visą? Labai įdomi technika, dėl to, kad galima labai individualiai pritaikyti, kadangi įeina į limfodrenažinis veido masažas, įeina miofascialinis veido masažas, chiromasažo technikų įeina, tai toks įvairios technikos ir atitinkamai pagal veido struktūrą, pagal veido pakitimus galima pritaikyti, kam daugiau limfodrenažinio masažo reikia, drenuojančio, kam daugiau miofascialinio, daugiau formuojančio veido, liftingavimo, tai tokia apjungta technika, kurią dar vainikuoja ir procedūra, kremai, nušveitimas veido, padengimas kremais, visa ta procedūra tokia išbaigta atrodo labai ir individualiai labai pritaikoma. Tai patiko. Tai galima sakyt, kad masažas apskritai, vat, nėra kaip viena kažkokia ten procedūra masažas, bet būtent procedūra parengta pagal tikslą. Taip, kaip mokėmės veidą įsivertini, matai pakitimus ir atitinkamai iškart parenki techniką. Daugiau vienokios ar kitokios, kad išgauti kuo maksimalų efektą tam žmogui būtent. Tai pagal tai galima ir apie kūną pakalbėti, apie kūno masažus. Tai kūnui irgi taikomi yra įvairūs masažai, yra atpalaiduojantys, giliųjų audinių, limfodrenažiniai, yra ir gydomieji masažai, klasikinis tas pats, kurio pagrindu sukurtus visus masažų sistemus, taip pat masažai nėščiosiams pritaikyti. Tai vat, supažindinkim žmonės su kas tai yra, kaip masažas, vat, procedūra pati, kaip gali skirtis. Tai tu labiau specializuojasi į grožio sritį, į atpalaiduojančius. Ką gali papasakot trumpai apie tuos? Manau, atpalaiduojantis masažai skirti labiau nervų sistemai atpalaiduoti. Dėl to, kad jie yra švelnesni, daugiau tokio atpalaiduojančių technikų, plačiau kūną apimančių, kad išgauti tą atpalaiduojantį efektą. Tai kai ateina žmonės su labai didelė įtampa, dažnai galvoja, kad reikia kuo stipresnio masažo, nes raumenys įsitempia, bet jie jau ant tiek įsitempia, kad be atpalaiduojančio masažo į tą raumenį net sunku įeiti. Tai gal žmonės turėtų įvertinti, ko jiem labiau reikia, ar jeigu nervų sistema jau tiek dirgli ir tiek daug įtempta, pradėti nuo atpalaiduojančio masažo, o paskui jau atsipalaidavus nervų sistemai eiti tada jau į gilesnius audinius, tada ir toks nuoseklumas gaunasi, jeigu kalbant apie viso kūno masažą. O jeigu dar atskirai truputį apie veidą, tai čia irgi, kadangi prie veido eina ir galvos masažas, ir sprando, ir dekolte zona, tai labai atpalaiduoja irgi pačią galvą, nervų sistemą. Toks efektas. Tai aš apie tai galiu paantrinti irgi, nes pats pagrindę darau gilių audinių masažus, kurie tikrai eina giliai į audinius, stipriai gan. Ir jeigu yra šiokia tokia problema, visat yra jaučiamas skausmas. Ta prasme, gilių audinių masažas, jeigu jis atliekamas teisingai, niekad nėra daroma
taip, kad žmogui būtų mėlynės ar kitais būdais įtraumuota oda, bet tiesiog, tiesiog dėl tos vat, problemos, dėl įsitempusių audinių, fascijų, jaučiamas būna skausmas probleminėse vietose. Tai tą vat ir noriu pasakyti, kad kitas įk žmogui labiau tinkamas yra kažkoksai švelnesnis masažas. Galbūt pirmą reiktų klasiką išbandyti atpalaiduojantį, nes būna guli žmogus tiesiog ir sako, kad aš net negaliu, prašai jo atsipalaiduoti, nes negaliu pritaikyti technikos tam tikrose vietose, dažniausiai pečiuose, ir žmogus pasako, man tiesiog neišeina. Tai dėl to, kad yra įtempta nervų sistema ir įsivaizduokit, kada daromas kažkokie gilesni judesiai, o dar ir taip būnate įsitempę, tai dar labiau skauda. Ir kūnas dar labiau reaguoja stresiškai į tą Tai skausmą. kaip pastebim, ta įtampa tada nemažėja, o didėja. Net Taip. žmogus taip skauda raumenį, jam dar taikai stiprią techniką, jis dar labiau tą raumenį sutraukia, nes jau jis nemoka net atsipalaiduoti, nervų sistema tiek dirgli. Tai vat, vietoj to, kad pasišalintų įtampos iš kūno, jų dar daugiau atsiranda, kada netinkamai pasirenkama technika. Todėl mes su žmonėm dažnai, kai gaunam užklausą žmonių dėl masažo ar galiu atvykti į procedūrą, visat pasikonsultuojam, kokia jūsų veikla, kaip kas, ar darbas sėdimas, ar įtemptas, ar galbūt nerviškai stengta, tai ir pagal tai parenkam procedūros tipą. Arba būna taip, kad ateina, sako, aš noriu būtent to, paskui pamato, kad netinka, pasiūlom pakeisti ar į stipresnį, ar į atpalaiduojantį, švelnesnį ir žmonės tada taip atranda, nes jie įsivaizduoja vienai, bet pabando abu variantus ir tada supranta, kuris labiau tinka. Nes sunku taip įvertinti nepabandžius kūnui, pats žmogus ir pajaučia. Taip pat ir apie gydomąjį masažą. Yra gydomasis masažas, kas tai yra, kur gydymo įstaigose atliekamus. Na, yra įvairių tipų tų gydomų masažų, bet daugeliui suprantama yra būtent tas masažas, kuris atliekamas gydymo įstaigose. Terapinis veido Tai masažas. sako toks kaip grožio žmonės perlas. irgi, kad daug girdim, kad ateina trumpai, ten mane pamasažavo 5 minutės ar 15, ten įskaitant nusirengimą, atsigulimą, apsirengimą ir švelniai man padarė ir paleido. Tai pirmas dalykas noriu pasakyti, kad gydomasis masažas yra tas pats klasikinis masažas, tik jisai būtent tas klinikinis, aš kalbu. Tai jisai yra apibrėžtas tam tikrom ministro nustatytom taisyklėm. Pavyzdžiui, viskas yra griežtai apibrėžta. Kiek turi trukti kojos, tarkim, masažas, tai yra apie 10 minučių. Ir, kaip minėjau, taikoma klasikinio masažo technika, kuri yra gana tausojanti. Dėl to tai ir daug kas vadina, kad tai buvo tiesiog paglostymas, nes tikisi kažko, aš įsivaizduoju, tikisi kažko panašaus į gilių audinių masažą. Bet tai yra visai kitas tipas procedūros. Bet jeigu žmogus ateina su rimta problema, tai nuo tausojančio, manau, ir reikia pradėti. Tiek einant privačiai, tiek einant į polikliniką, dėl to ten jie ir yra tausojantis. Nes jeigu žmogus serga, ten viskas įsitempia, kažkokią traumą turėjęs, tai negalima taip iškart žmogui ir giliai jau iškart, reikia vis tiek palaipsniui eiti gilyn. Taigi netgi apie sportininkus kalbant, po aktyvios labai fizinės treniruotės iš karto net nerekomenduotina yra daryti gilių audinių intensyvų masažą, dėl to, kad raumenys ir taip yra pakeltam tonuse. Ir tas iš karto galbūt ne, kada raumenys įšilę, bet kitą dieną gali būti jaučiamas stiprus skausmas kūne. O koks tinka masažas Sportininkams iškart po treniruotės, po varžybų tinkamas toks klasikinis, lengvas arba limfodrenažinis, aktyvinantis labiau toksai limfinę sistemą, nes iš audinių padeda pasišalinti metabolizmo produktam. Nes visas kūnas dirba, raumenys dirba, visas kūnas ir raumenyse ir audiniuose metyba paspartėjusi tada yra. Taip žmogus greičiau atsistato tiesiog tokiu masažu. Tai vat pirma rekomenduotina iš intensyvios veiklos toks lengvas, švelnus, bet aktyvinantis limfinę sistemą masažas,
O gilių audinių jau yra atstatomasis, jisai ilgesniai perspektyvoje, kada ta fizinė veikla jau pristoja, kada ne. Gal tarp treniruočių? Tarp varžybinis tarpus, tarp treniruočių, arba tinka tiems visai pas ką sėdimas darbas, visai nejudama, nesportuojama, irgi tinka išjudinti kūnus, sąnariams, kitiems audiniams. Tai svarbu labai individualiai pasirinkti ir pasitarti su specialistu ir visad galima keisti, jeigu matot, kad netinka, nes nusistatyti, kad gal dabar ta procedūra netiko gilių audinių, bet praėjus kelius seansus atpalaiduojančiam labai tiks, čia vis galima save vėl naujai. Yra pavyzdžių, turim klientų, kurie eina taip pat, pradėjo nuo atpalaiduojančių, nuo limfodrenažinių ir perėjo prie giliųjų audinių ir sako, ir dar bandė į tarpus paskui vėl atpalaiduojančius ir taip kaitalioja procedūras. Ir Tiesiog žmogus gal savo kūno klauso, Taip. norisi, vat. Va labai svarbu pajausti yra savo kūną, iš tikrųjų. Ne taip, kad kas dabar ant bangos ir rinktis, arba atrodo, kad kuo stipriau, tuo geriau, bet išgirsti kūną, gal kūnui reikia pailsėti, gal jam reikia tokios daugiau terapinės procedūros, o paskui galima eiti jau giliau, kad Vat labai svarbus momentas, procedūrą rinktis ne pagal madą. Visat masažas yra gerai, kai jis daromas profilaktiškai. Taip. Nereikia laukti, kol jau pajusit juosmenį skausmą ar jau pečius suspazmuos. Nepaslaptis, kad po visokių operacijų, po grožio operacijų ir net. Rekomenduoja gydytojai, aišku, po tų operacijų, po kiek dienų daryti ir panašiai. Nėščiųjų masažas tokia irgi, manau, turėtų būti kaip profilaktinė procedūra.